Sveiki ir softeriai, šiandieną susirinkom į 2025 metų sezono atidarimą. Važiuojam! Tai pradžiai išsiskirstom būriais, susidalinom misijas. Vadas aiškino situaciją. Pušinkit mirtveku, nereikia. Patys Pušinkit mirtveką sakė, ne? Gerai. Taip pat, kurie nežino, mirtvekas tai yra priešų būstas. Ten negalima būti. Gavom užduotį su kolegom, pušintis per mišką ir spaudimo duoti daugiau link priešų bazės ir užsimti pozicijas miške, agresyvesnės, tai netrukus tą ir padarėm. Greit pajudėjom į priešų pozicijų link. Šiek tiek buvo aplyje, tai kameros šiek tiek gali būti aprasojusius, nes kol stovėjom rikiuotį gavom šiek tiek lietaučių. Ir čia matom pirmąjį kilą. Deja, scope kamera iki galo nebuvo sureguliuota, jinai labai fokusavo arti vaizdą, reikėjo padaryti, kad šiek tiek toliau. Nes tikėjau, kad į tokį didelį atstumą šaudysiu iš tiesų šiam žemėlapį, tai iki galo nebuvo viskas apgalvota, bet matom iš tiesų ganėtinai sklandžiai. Yra manoma tikrai supras, ką šaudom ar ne, šiek tiek juda kažkas tais, kai kuriuose vietose sunkiau supras, kai kuriuose lengviau, bet manau drąsiai viską po truputėlį suprasi. Čia labai sunku per šakas iš tiesų pataikyti į žaidėjus. Pas mus Lietuvoje miškuose yra labai daug šakelių, šakų, eglučių ar ne, ir tikrai kartais sunku pahitinti žaidėją. Pirmas mano kilas, įrašytas į kišenę. Kebra, reikia apač, kad kažkas pažiūrėtų. Ei! Tas, kur žmonės, žiūrėkit apač. Mačiau, kad šlaitų žemyn pušinosi priešai, tai pakolinau saviem. Čia dar vienas žaidėjas artėja priešas link mūsų, tiksliau. Ir nušaunam jį, sugebam pataikyti, dar buvo neaišku ar pahitinau ar ne, liemenė išsitraukė, viskas tvarkoj. Ir ieškojom toliau. Po kažkiek laiko pastebėjau, kad jį bando išsivesti. Medikas prisikelti norėjo šį žaidėją ir bandau visai pataikyti. Atrodo, kad tikrai lyg hitinu, bet kažkur šatas nueina, gali glutę kliudyti, dar kažką. Bet galų gale sugebu kliudyti šį žaidėją ir abu žaidėjai yra nukauti. Čia iš tiesų vos matosi žaidėjas, bet truputį žiūri jisai per krūmelius. Sugebam pahitinti jį. Iškart laimingesnis, bet pats gavau šatą irgi. Gal buvau labai atsidengęs, kol šaudžiau ir patį irgi nušoviau iš kairiau. Nieko nepadarys. Čia mane prikėlė, taip pat kolega aš prikėliau, tai nusivedam toliau. Bet mane nuėmė, man atrodo, nuo namuko. Nuo namuko to, ne? Man atrodo, jo. Štai juoda, pažiūrėkit kaip reikia, bet nežai. Va ten. Anga va šitą, va labai gerai stūmė į priekį. Tai jie vapšė stovi ten, kur niekam padėti. Pleistrą turi? Pleistrą turi Na, pats? buvau supykęs žaidėjas, tai bandžiau nukreipti temą, paklausiau, gal pleistrą turi prikelt, dėja pleistrų daug neturėjom. Jogaila! Turiu vietos. Kiek turiu Turi visų vietos žmonių koksui. tegul ateina? O viduj pleistrų neturi nieks? Ir matom, čia sudėtas koksas, kurį reikės išnešti. Ai, va. Na, vis dėlto ne šernas, priešai čia puolė juos, jie bra vieną Gerai, užspotino gerai, nušovė, aš kitą žaidėją sugebėjau nušauti. Čia. Imk, nešti. Na, Hebra išnešė koksą, aš įsidėjau savo į tarp liemenės ir dar gyniau, šiek tiek bazę laikiau, nes turėjau daugiau žaidėjų atėti išnešti, nes vienas žaidėjas max galėjo vieno kokso paketėlį nešti. Tai čia gynėm bazytę nuo mėlynųjų ir bandėm niekaip neprisileisti. Tėlį gabenam. Koksiuko. Jau galiai tas gal, dabar laikas. Gavom nurodymus eiti atgal, pušintis labiau prie pastatų. Tai tą ir bandžiau padaryti, dėja kol kas buvau vienas. Komandos nariai šalia sušaudyti ir čia paspotinu toli bėgantį žaidėją. Šiaip ganėtinai toli buvau žaidėjas, galvojau nedašausiu. Bet šiaip netaip sugebėjau dašauti iki jo. Prispoilinau. Sunkiai suprato, iš kur nušautas buvo žaidėjas, bet šūvis buvo geras. Na, nusprendžiau eiti giliau, link vidinio kiemelio, bandyti prisipušinti arčiau. Kol kas nieko nemačiau, pamačiau judesi prie laiptinės, labai toli, galvojau pušinsis nesipušins, bet panašu, kad nieko nedarė žaidėjas. Truputį luktelėjęs, galvoju, kad reikia bandyti eiti arčiau. Tai arčiau spaudžiausi palei sieną, šiek tiek pažiūrėjau palei kraštą ar kažkas yra ir pamačiau, kad per langą šaudo žaidėjai mane, iškart taktinis atsitraukimas. Ir stengiausi tiesiog lūkuriuoti savo komandos narių. Turiu gerą namo kampą, pozicija yra nebloga.
Tai kol kas truputį nusprendžiau pasilaikyti ir palaukti, kol kažkokie žaidėjai bus. Tai bandžiau su langu kovot, bandžiau nušauti, iš tiesų net nežinau, gal kažką ir nušoviau, nes paskui mačiau kažkas su liemenė buvo, nors sunku pasakyti, žiūrint video medžiagą, ar kažkur pataikiau šatą ar ne, gal jūs atkreipsi dėmesį geresnės akys. Bet aš nemačiau, kad būčiau kažkur labai stipriai hitinės, bet paskui mojuojantį su liemenė tikrai žaidėją mačiau, nors be manęs daugiau netrodė, kad kažkas juos bando šaudyti. Čia tiesiog bandau irgi pataikyti žaidėją, gal hitina, gal ne, labai sunku pasakyti, kaip šatas skrenda, dar nepratęs prie naujo ginklo. Na, porą šūvių į vamzdį, tiek iš mano, tiek iš priešų pusės. Na ir čia pamačiau dar vieną žaidėją, iš karto nusprendus pušinti juokingą situaciją, antrą kartą bandau eiti arčiau, antrą kartą kažkas išlenta, sutrukdo. Na ir prasideda kova su šiuo žaidėju. Vienas prieš vieną, labai trumpi greiti pikai, labai sunku per scope kamerą matot suprast, kur šaudau. Bet plius minus stengiausi taikytis, ar ne, kur buvo žaidėjas. Šatai lenda ir į mano pusę, ir į jo. Apsidairau, ar niekas iš galų manęs negali nušaut. Turėtų būti savitoj pusiai. Na ir toliau kovoju su šiuo žaidėju. Na ir mėlynajame kampe matom už mėglutės pasislėpusį priešininką, už namo kampo. Geltonajame kampe Quatronas pasislėpė šaudusi atgal. Na ir kuri šiandieną turi dievų palankumą ir sugebės laimėti šią kovą vienas prieš vieną. Daugiau nieko nėra šalia ir atrodo Quatronas laimi, pahitina į koją priešininką. Ir priešininkas kiša liemenę, pasiduoda, pasidavimo vėliavą ir pergalė mūsų. Na ir trečiasis pušas. Prefirinu langą, tiesiog iškart pašaudau, pasižiūrėti ar niekas neišlys, nieko nematau ir važiuoju toliau. Čia nepastebiu žaidėjo, apibraukiau jum, jo vos galvytė matos, tikrai nemačiau ir eidamas net netruputį išsigandau. Tikrai buvau išsigandęs, nustebęs, kad šis žaidėjas nušovė mane ir gera pozicija jo ir dėja nesugebėjau pripušinti. Nepraėjo vėl kairė. Čia visi valiojasi šitoj vietoj to, kad pridengti. tą dėžę išneštų čia? O tą miną, bet išdėžė po vieną. Tai iš dėžės reikėjo išminėti koksą ar ne, radom tą dėžutę, buvau jau beveik prieš, gaila, kad vienas jau. Tai vienas laukia ne karys. Čia dar vienas nušautas žaidėjas, nelabai pradžiai išgirdau. Tai... Nušuojam. Miškai per daug. Atsiprašom labai, jei žiūri, soriukas, nepyk, mylim, bučiuojam. Na, negazink. Na, čia tiesiog žaidėjas eidamas šaudo, kur papuola, šiek tiek išsigandom. Bandėm sušaudyti priešininką, bet pabėgo, pasislėpė, jau nebemačiau, kur Čia vienas pradingo. priekį už kalnelių mačiau, užbėgo, nežinau kur. Nuo to nušauto dešiniau. Informaciją perdavėm komandos nariam. Ten per kairę, per Žaidėm auto nuspušino, matau. Kadangi gavom vadų nurodymus užsimt poziciją prie namo, tai vėl vis arčiau jo bandžiau pro mišką spraustis. Tiesiai per laukus nueiti nebuvo didelės galimybės, tai palei miškelius link pastato bandėm po truputį iš lėto spausti, žiūrėjom kur priešai ir ieškau galimybės prisipušinti prie pastato. Matytas toli žaidėjas, vedasi kitą žaidėją, keletą šūvių, vienas tikrai už pakaliuką kibo. Na ir atlaisvinus plotą pušinomės į priekį. Marčiau. Bandžiau suradęs duobelės šiek tiek sustot, pasižiūrėti ar nieko nėra. Ir bandžiau visai prisibėgti arčiau pastatuko, ar ne. Tai kalnas buvo atrodė gera trajektorija, sugalvojau, kad reikia pušinti prie kalno. Bėgdamas pamatau du priešininkų žaidėjus. Vienas apie mane nenutuokė, sušaudom į nugarą ir žinau, kad kitas tikrai mane pamatė. Tai iš karto traukius pistoletą, nes nematau šalia pastato ir suprantu, kad yra šalia. Ir pistoletas sunkiai šaudo. Labai nekantriai, bandau šauti į žemę, tiesiog pasižiūrėti, kodėl užstrigo. Atrodo viskas gerai. Na ir bandau toliau šaudytis, bet pistoletas į tokį atstumą jau sunkiai mano neša. Tai buvau sušaudytas, geresnis. Round 2, fight! Vėl vieną žaidėją iš toli sušaudom ir pušinos vėl prie to pačio pastato. Tokiais užkiai, bėga per gatę. Čia bėgantis žaidėjas, šaudyti visai bandau. Tu normalus. Bet dėja atrodo netaikliai. Šitą vieną ten, kur yra prie tavęs gesyti. Bandau šį. Baigusiu apkalą. Kitą apkabą užsimetu. Parašė man pridengt, bet kaip tik man baigės apkaba, aš bandau keistis apkabą, žaidėjas jau pušinas, skubu. Ir visai bandau pridenginėti jį, šiek tiek fire šalia, kad nelystų lauk, kad bijotų lys, kad girdėtų, kad šatai skrenda šalia. Ir bandom coverint žaidėją, kuris agresyviai nusprendė pušintis, labai
šaunuolis, labai gera strategija. Aš tą patį norėjau daryti, tik neturėjau automato. Pas mane DMR'as, labai arti negaliu šaudyti. Tai pamatau, kad laisvas plotas, vėl važiuojame ant to pačio kalno. Užmatau žaidėją, bandau nušaut, neina niekai pataikyti, sakau pakeisiu poziciją greitai. Priešai mus išties labai stipriai spaudė, tai ieškoti jų nebuvo sunku, nes jie buvo ant kiekvieno kampo. Tik pamačiau tarp medžių, sušaudėm dar vieną žaidėją, einam toliau, ieškomės, nes gali būti žaidėjų tiek priekyje, tiek gale. Aš grinai į jų viduriuką įsiskverbiau, galima sakyti, užmatau dar vieną žaidėją labai toli. Šaudom jį, sėdėjo, ilsėjosi, nėra čia ko, karas vyksta, važiuojam toliau. Kairė pusė išvalyta, po dešinę nieko nematau, skau reikia paslipti ant kalno, pasižiūrėti, kas yra priekyje. Užlipus, pamatau žaidėją po manim, kuris net nenutokė, kad aš esu visiškai šalia jo, pasidam DMR, nešaudyti negalima iš arti. Ištraukiam savo nuostabų pistoletą ir šūviai link jo ir pagaliau, šiaip netai pataikau. Krenta, kaip lapas šis žaidėjas, sudėtinga nebuvo, pistoletas atgal į kišenę ir bandom laikyti toliau. Didelį atstumą ir gaudyti priešus iš toli. Dar vienas žaidėjas už stulpo slėpėsi, gavo šratų. Ir žiūriu toliau, kas vyksta, po kairę dar vienas žaidėjas toli, pritūpęs, sušaudom, šiaip ne taip, pataikom, tai bandym laikyti hilą visai ilgai ir sėkmingai, tarp medžių irgi šaudžiau, sunku pasakyti ar pataikiau ar ne, bet žaidėjų judesį mačiau, tai tiesiog truputį davėm šratų į tą pusę, bandžiau visus nuvyti nuo savęs ir išlaikyti šią poziciją kuo ilgiau. Pagrindė visi priešai ėjo per kairėje pusę man. Tai laikiau gan efektyviai šią poziciją. Reikėjo pakeisti ne tik kairiai pusėje sužiūrėti žaidėjus, bet ir dešinėje ir viršuje. Tai greitai pasilipam ant kalno, pačekinam ar nieko nėra virš manęs ar arčiau pripuštis. Kol kas švaru, tvarkinga. Palei tvorą. Ir pagaliau pamatau savų šiek Beik pas tiek. mane greit. Kviečiuosi arčiau, nes pozicija tikrai labai stipri ir gera. Bet dėja, nespėjus ateit, jau priešai arti ir mane greit pagauna. Čia jau atėjo tikrai ne vienas ir ne du. Na ir trečią kartą bandau į tą pačią vietą užsipušinti. Čia matom žaidėją. Ar sugebėjau pataikyti ar ne? Kaip jūsų nuomonė? Taip, nieko nepataikiau. Nesiprota. Na, būna visko, ar ne? Biški čia emocijos, bet nieko baisaus ir prasibėgom vėl arčiau pastato. Kadangi žaidimas ėjo į pabaigą, pas mane ginklė oras irgi baiginės, nes mano ginklas orinis, tai oro balionas nėra labai didžiulis, į pabaigą buvo, reikėjo įpildytis į mašiną, jau mačiau, kad paskutinis su oro lašeliai, tai kaip sakoma, pušinausi į priekį ir bandžiau pušinti žaidėjus, priešus ir toli. Tai klušuviai vėl, tyliai ramiai prisėlinu arčiau, sudarau kokią situaciją ir čia užspotinu žaidėją. Kol įsitraukiau pistoletą, atėjo kitas. Šį sugebėjom žaidėją nušaut. Dar pažiūrėjau, kur dingo prieš tai matytas priešas. Nemantau ir žiūriu kojytį. Matosi, vos pastebiu kojytę. Tikrai neiškart pastebėjau. Ir bandau pataikyti į tą koją. Ir sugebėjau šiaip. Koja yra koja. Kol šaudžiau, pamačiau žaidėją toliau. Pasilenk biškį. Ačiū. Na ir įdomesnė situacija, pamatau dar žaidėjų toliau, bet dėja oras visiškai baigėsi, išseko. Supratau, kad prasti popieriukai, pasižiūrėjau pistoletę likusius, man atrodo, buvo 3 ar 4 šatai, matau žaidėją tik labai toli. Na ir sakau, reikia bėgti, ar ne, nėra ką daryti, su pistoletu sakau, gal sugebėsiu prisėlinti. Ir bandau kažkaip prieiti arčiau, bet praneša žaidėjai, kad aš čia ir sušaudo mane, dėja. Taip ir baigiam šį sezono atidarimą, tikiuosi nebuvo liūdna, atsiprašau, kad mano balsas šiek tiek pakimęs, truputį sloguoju. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir būtinai prenumeruokit mano YouTube kanalą, bandom surinkti štuką subscriberių šiais metais, ačiū jums labai.